Aš spausdinau ir ne per visą lapą ir gaunu su nuorodas. Sveiki, šiandien vėl sureliai išaugom iš sandėliuko. Pasiėmėm ofisų darbuotojais, dirbom, žmonės dirbo. Vis Vilnius matas panoramų. Nesimat panoramų ten gaunas. Jūs nenorėjot filmuoti į tą pusę, kad vaizdas būtų gražesnis? Kažkaip nepagalvojom. Tiek to, sumokėjom pinigus. Nu, čia ne mūsų, čia rėmėjai iš tikrųjų ofis. Leido pasinaudoti, jeigu tyliai būsim. Ir jeigu žinomų žmonių pakviesim. Pas mus Mantas Katleris. Zdarova. Tau nieks nesako, kad Katlerį panašus. Sako. Sako, ne. Ja, tau sako, kad į Kerbelį panašus. Ne. Ne. Man sako, į Šireną panašus. Irena? Šireną. Šireną. O, jis nemiris? Kaip gyvus buvo dar. Ai, kaip gyvus. Jo, nu aš tikiuosi sakys, kad... A, gal tau sako, bet tu neišgirsti, kad į Kerbelį panašus. Čia esi tokiam formatui dalyvauju. Esu daręs tokį formatą. Prieš 10 metų. Kaip sugalvojat? Zegelį Fienakis. Na, reiks, man daug kas sako. Pažiūrėk, šiaip tau turėtų patikti, man atrodo. Mes iš pliuškių paėmėm. Tomušas išvertė. Iš kur gilus tą pavardė, nes aš ieškojau. Nes kokį kilmę, aš radau tik lenkišką. Katlerius arčiausiai buvo. Katlininkas. Vokiška čia. Mes pakeitėm, aš galėjau rinkti vieną senelę pavardę arba kitą. Vienas vokietis, jis kai bėgo iš karo, pakeitė iš Hitlerio į Katlerį, kad nesuost. O motinos senelis buvo tėvas Mykolas Burakevičius. Tai aš saugesnį variantą pasiėmiau Katlerį. Nu, Burakevičiam būtų sunku panevežyti. Jo, ne komedijos pavardė. Sriubos. Sriubos, ne. Ar turi planuosi susipykti su ką nors? Ne. Tikriausiai susilaikai. Aš net su Olegu jaučiu geriausią, su Šuraivu geriausią ryšį palaikau iš visų Lietuvos kodų. Koks tavo ryšys? Nebėra ryšys. Nebėra. Bet buvo družokai. Tai jis buvo su daug ką družokai. Bet tai yra, pažiūrėjau, Stonks, tai jisai mėgsta piktis, jisai stumia influencerį. Jam reikia, žinai, palaikyti, išlikti relevant. Ar tu susilaikai ir nori sakyti, ar tiesiog tau net neįdomu tiek bohai? Man piktis, man nepatinka piktis. Man nepatinka piktis, nes aš po to galvoju, aš vis tiek sutiksiu tą žmogų kažkur. Ir jeigu aš būsiu ką nors apie jį pasakys, man bus nejauk prieš jį. Jo. Suspardyt. Jo. Geriau ant manęs, ne, palauk, geriau aš pyksiu ant kažko, negu ant manęs pyksta.